Tai ten ant tokių trosiukų tik laikosi, baigta. Ne. Nedurniuojam, per šitą neįs. Sveiki gyvi turistai. Tai šiandieną eksplorinam Dzūkiją. Šiandienos planas yra pašmirinėti prie 3 minimum, gal net 4 ar 5 kabančių tiltų Dzūkijoje. Tai dabar važiuoju prie pirmojo. O šios dienos vlogo vyšnė ant torto bus kulinarinis šou gamtoje. Nusipirkau turistinę dujinę viryklę ir bandysiu gamtoje išsivirti žuvienę. O tokie gražūs miškai Dzūkijoje, pušynai. Važiuojam dabar tokiu miško takeliu. Rodo navigacija 500 metrų. Ir bus mūsų pirmasis kabantis tiltukas. Atvažiavom. Miškas koks eina savo. Bet pirmiausiai prieš einant prie tiltuko noriu aš pasikeisti kelnes. Prieš atvažiuojant čia užsukau į Dekatloną internetu, nusipirkau turistinės žygio kelnes. Tai tikiuosi dydis tiks, nes nesimatavau, tiesiog pasiėmiau ir išvažiavau. Ir dabar noriu aš jas pasikeisti. Keičiam kelnes. Kaip čia buvusios. Dydis tinka, viskas ok. Kišenių yra. Bus gerai. O dabar galima eiti prie tiltuko. Kasčiūnų Rodukos, Kasčiūnų Rodukos tiltukas. Kasčiūnų Rodukos kabantis tiltas. Jau artėjam prie tiltuko. Atrodo geras stovi. Jo, normalus. O kaip sibuoja. Eik tu savo. Ką, pirmas tiltas įveiktas, važiuojam prie kito. Ai, bet jausmas eiti per tą tiltą, tai kažkas tai tokio. Ir taip įsivaizduoju, jisai nutrūktų. Nesvarumo būsena. Prisidirbau. Žiauriai. Pasikėliau droną, čia gražių kadrų pagaudyti ir vėl neatsargiai atbulą skridau į medžius ir į upę įkrito. Nu, žiauriai. Eik tu savo. Eik tu savo. Nežinau ką. Sugadino visą kelionę, blem. Pultelis beliko. Eina savo. Taip apmaudu. Nu, bet čia jau nebegali nervuotis. Atgal laiko neatsuksi, yra kaip yra. Iš karto atsisėdau į mašiną, užpildžiau draudimo tą DJI Care formą, Fly Away. Nu, pamestas, tipo, vieną kartą gali pasinaudoti to pamestu. Nežinau, per 72 valandas turėtų išnagrinėti tą paraišką ir praneš, atsiūs naują, neatsiūs. Ten kažkoks mokestis dar turėtų būti lygtais. Toks kaip franšizė. Nu, kažkaip reikia susitaikyti su tuo. Važiuojam prie sekančio kabančio tilto. Gaila, bet šitas video vlogas bus be drono kadrų.
Tai va tas va ir man labiausiai gaila, kad padariau va ten kelis kadrus, lembau. Gaila SD kortelė, kad prarasta, dar papildomos išlaidos. Ir gaila, kad tų kadrų neįsikelsiu, jau viskas niekaip. Nu tai yra kaip yra. Nu gerai, reikia kažkaip pamiršti šitą. Jokas pro ašaras. O koks autentiškas kaimelis Trasninkas. Negaliu nusiraminti dar. Marcinkonių girininkija. Kaip gaila. Nu bet kaip nors išsiversiu šiandien tada ir be drono. Dar vienas autentiškas kaimelis Puvočiai. Šiek tiek per anksti nusukau. Bet kokios tvoros pasižiūrė ir nameliai kokie. Jo, biškį per anksti nusukau, reikia suktis. Čia dar yra, man rodo, šitam kaimelį apžvalgos bokštas, tai gal jį reikės dar staigiai užsilipti. Padarysim kadrų iš aukštai. Važiavom prie pivočių, žodžiu, kabančio tilto, bet pirmą galvoju reikia užsikaisti arbatos su naujaja turistinė viryklė. Sakė, lengvai pasukti reikia, jėgos nenaudot. Labą dieną. Antrą kartą matom, reikia patiltą. Ajo, nelaimingas man anas tiltas buvo. Droną pakėliau, skraidinau į atbulų ir nežiūrėjau, kai skraidinau. Nu, į ekranėlį žiūrėjau, o ten šitą šakos medžių buvo virš upės. Tai viskas? Ja. Radote? Ja. Tik atsisuku, žiūriu į vandenį, bum, upę biškį panešė. Tai gaudyt reikėjo, ne? Nu, tai kaip aš gaudysiu? Nert. Ne. Draudimą turiu, dzin. Laikas gerai, Laimingai. Verda, jungiam lauk. Verdantis vanduo. Nešvariausias darbas, lupam bulvę. Išsiplausim tas rankas čia upiai. Reik taupyti vandenį, daug neliko. Grybų tai neplausiu, mesiu, jaučiu. Nors būtų gerai išplaut. Morką dar reikia. Sukam dujas. O, taip lengvai užsidega. Gerai, tegul verda. Nu ką, pamaišom, kas čia? Oi, čia bus rimtas troškinukas. Kulinarinis šou gamtoje. Gamtos virtuvėlė. Lašišą ant galo dėsiu, jei ten daug virt nereikia, čia rūkyta iš vis yra. Reikia pasiimti turistinę kėdutę, patogiai čia savo įsitaisysiu prie upės, valgysiu sriubą.
kartais tik reikia tą lašišą ten sutrint. Kvapas tai... Nemogu pasakyti, čia bus ant tiek skanu. Viskas jungiu ir galima valgyti, man rodos. Oba. Pasakėlė čia. Reikia palauk, kol biškį pravės. Bet tai čia va. Pasaka. Pavalgiau, džiaugiuosi bent, kad viryklė pasiteisino. Einam pasižiūrėti tiltuko, kabančio tiltuko, pereiti per jį. Ai, gal dar sustosiu į bokštą, užlipsim. Čia yra šitam kaime bokštas. Kabantis tiltas, jau patrešęs. Bet... Wow! Tikiuosi aš neįkrisiu. Dronas įkrito, bet tikiuosi aš neįkrisiu. Wow! Reikia žiūrėti po kojom. Čia tokios lentutės yra kelios tokios pavojingos, švelniai tariant. O, čia laiptai tai išlūžė jau gerai. Lekiam prie trečiojo tilto. Prie bokšto stabtis. Greitai užšuoliuosime į bokštą. Pasižiūrėti medžių viršūnių. Esame dabar prie Puvočių bokšto. Greitai užsilipam. Pasižvalgysim biškį į pušų viršūnės. Ir lėksim čia netoli 5 kilometrai gal iki dar vieno kabančio tiltuko. Puvočių apžvalgos bokštas. Jis kažkokį garsą skleidžia. Nežinau. Ai, va, taip atrodo Puvočių kaimas. Gražus vakaras. Gerai, lekiam. Mardasavas. Atvažiavome prie Mardasavo kaimo. Ir čia turi būti Mardasavo kabantis tiltas. Eisim ieškoti. Čia atrodo autentiški namukai, autentiškos tvoros. Tikiuosi geru takeliu einu iki tilto. Nėra nuorodų jokių. Ai,
matau. Bet kokios čia balos. Eik tu savo. Kaip man čia pereiti? Čia kaip pelkė kokia. Smenga čia. Jo, smenga. Pelkė. O tas medis čia tvirtas. Nu davai. Bandau. Kažin kaip to tilto būklė, kiek mačiau, tai iš nuotraukų tai nieko gero jo būklė. Nežinau, gal pavojinga net eit per jį. Shit. Shit. Per jį matyt nepavyks pereiti. Eik tu savo. Jisai sugriuvęs. Ne, per jį tai aš neįsiu tikrai. Čia jau būtų beprotybė. Per tokį eiti. Aš dar noriu gyventi. Eik, ne, čia be šansų per jį. Ne. Gal bandyti. Bet tai ten ant tokių trosiukų tik laikosi, baig. Ne. Nedurniuojam per šitą mėsį. Pažiūrėjau iš šono ir užtenka. Nepereinamas šitas. O gal bandyt? Ne, bet čia savižudybė, tai jį reikia eina savo. Tie trosiukai čia vos laikosi. Kad ten normalus bent trosas dar būtų. Tai kad už jo būtų galima laikytis, tai dar eičiau gal. Nes kitaip tai čia... Ne, čia per šitą neįsiu. Ne, aš dar noriu gyventi. Varom prie sekančio. Kad važiavom, bet kol sustojau, žibutės jau žydė. Milioniškės. Jo, milioniškės. Kaimelis milioniškės. Šitas tai gyvas. Kaip jisai siūbuoja. Nice. Tai spėsim dar turbūt prie vieno nuvaryti. Netoli.
O, perėjom, galim grįžti ir varyti prie sekančio. Smagu. Nu ir štai Perlojos kabantis tiltas, paskutinis šiandienos išvykoje. Ai, šitas tai išvis gyvas, net nesubuoja šitas. Toks tas Perlojos kabantis tiltas. Kažkaip nelabai įdomu per jį eit. Bet Merkys kokia srauni upė eiktų savo. Su baidarėm čia būtų smagu, būtų ką veikti. Tai okei. Šiandienos išvyka biškį suboja. Šiandienos išvyka, va, šitie pasižiūrė, juda. Šiandienos išvyka baigta, iki kitų kartų.